Nuostabios dienos, visi kas jungiasi, duosiu dar sekundę, kol kas užpildysiu savo didžiausią planuoklį, kurį turiu šiaip pildyti kiekvieną vakarą, kas nežino. Tai aš nuo metų pradžios, paėmiau tokį savo iššūkį, kiekvieną vakarą pildyti tam tikras lenteles. Galite pasižiūrėti, kiek jau mėnesių buvo. Tai ką aš stebiu? Aš stebiu savo sapną, ką ten sapnuoja, kiek miegu, stebiu, kokie yra orai, nes man įdomu, stebiu, kiek laiko praleidžiu prie knygų, mokymuose, apskritai fizinis krūvis, stebiu vėlgi, kiek ten tų žingsnių būna, kiek pas mane būna apskritai tos veiklos, kada einu į bokso treniruotės, kada pas mane ten šokiai, dar kas nors, tai viską deduosi, rašau. Apie emocinę būseną būtinai irgi žiūriu kiekvieną vakarą, ten nerimas, taip toliau. Turiu dienos reitingus žvaigždutės, kiek žvaigždučių gavo tą dieną. Taip pat svarbiausi kažkokie įvykiai pas mane yra dienos metu, būtinai pasižiūriu ir labai įdomu mėnesio pabaigoje žiūrėti, pavyzdžiui, kas buvo įdomaus. Ir turiu visokius dar papildomus iššūkius, ten eiti laiku miegoti, laiku keltis, kas pas mane čia dar sportas, gerti vitaminų, nes pastoviai pamirštu, čia, ačiū Dievui, valenteliai, koks dabar pas mus jau ten 5. mėnuo, tai žinokit, jau liktai ir prisimenu. Ir nuotaikų kaita. Irgi labai įdomu žiūrėti, kada koks yra ciklas pas mane ir kokia ten yra ta nuotaika. Ir aišku, kad miegas. Kiek miegu, kaip miegu, pasižymiu. Tai renkatės, ne? Gerai, jūs renkatės, aš tuoj greit pažymėsiu, kaip tik šiandien nepažymėjau dėl sapnų. Šiaip labai retai sapnuoju kažką, bet šiandien kaip tik buvo ta diena, kai buvo pas mane sapnas. Nelabai toks geras, Nesvarbu, gerai. Aš pradėjau nuo savo planuoklės, parodžiau savo iššūkį šitų metų, kodėl turiu tokį iššūkį ir kodėl apskritai tokį iššūkį savo padariau nuo metų pradžios. Todėl, kad kai mes žinom savo metų prognozę, savo energiją metų, kokius veiksmus turim daryti, mes nepraleidžiam savo šansų, galimybių ir greičiau pasiekiam savo tikslų. Darydami tai, ką šiaip turim daryti, ir šiandien jūs irgi turėsit galimybę užduoti savo klausimus, galėsim, pavyzdžiui, pažiūrėti, o ką šį mėnesį jums reikia, į ką atkreipti dėmesį, arba apskritai apie ką yra jūsų metai, galėsit užduoti klausimų. Tai kai mes žinom tą informaciją, tą prognozę, tą rekomendaciją veiksmui, tai visata ką daro? Jinai mato, kad jūs suprantat, kas vyksta, jūs daro teisingus žingsnius ir jinai padeda. Padeda jums greičiau siekti to, ką jūs norit, greičiau gauti tai, ką jūs norit. Aš šiais metais pagal prognozę kaip tik turiu tokius metus, kur turi būti sistema, planavimas, daug struktūros, o man, pavyzdžiui, tai yra viena iš silpniausių vietų, tikrai gana chaotiškas ir mano darbo grafikas, ir poilsio, taip labiau iš pajautimo, tikrai nemažai judu. Tai todėl ir nusprendžiau vesti tokius sąrašus, kiekvieną vakarą save stebėti, žiūrėti ir žinokit, darosi labai labai įdomiai, kaip kas vyksta, kaip kas įtakoja į nerimą, į sportą, norą, nenorą ir kitus dalykus. Tai bet šiandien aš žadėjau, kad mes kalbėsim su jumis apie gegužės mėnesį. Taigi pas mus jau šiandien yra 10. diena
Ir kaip ir jau tas mėnuo prasidėjo, tai jūs galėsit pasižiūrėti, kaip jums yra tas mėnuo, ar jūs jau pastebėjote tas tendencijas, nes kiekvienas mėnuo, kaip ir kiekvienas, ten nežinau, pavyzdžiui, 2026, ne, vat kiekviena diena, jinai turi tam tikrą savo energiją. Ką reiškia energija? Paprastai žodžiais energija tai yra informacija, jinai neša kažkokią žinutę ir informaciją. Tas pat kaip su pasikartojančiais skaičiais. Juos galima matyti, galima juos nematyti, ne, bet tai vis tiek yra žinutė, kuri mes arba suprantam, arba ignoruojam. Tai vat žinoti dienos prognozę, mėnesio prognozę, metų prognozę padeda mums ką? Šiek tiek orientuotis šiame pasaulyje, kur nėra nieko stabilaus ir suprasti, suplanuoti, sureguliuoti savo veiklą, savo darbą, sureguliuoti savo veiksmus ir lengviau, vėlgi, ne, lengviau palengvinti tą mūsų kelią. Tai matau, jau prisijungėt nemažai, tai prisistatysiu, kas pirmą kartą mane mato. Aš esu Aleksandra, aš esu astronumerologė, tai reiškia, kad savo darbuose aš naudoju tiek astrologiją, tiek numerologiją. Tiek astrologija, tiek numerologija tai yra savęs pažinimo instrumentas. Tai nėra kažkokia pranašystė, tai nėra kažkas ten, nežinau, būrimas kažkoks. Numerologija apskritai yra apie statistiką, astrologija, šiek tiek ten pas mus prisideda planetų įtaka, zodiako ženklai, ne, apie kuriuos mes visi žinom, arba nežinom. Ir ką aš darau gyvenime? Aš konsultuoju žmonės, naudojant astrologiją ir numerologiją. Kaip aš tai darau, galėsit šiandien pamatyti, jeigu užduosit klausimus. Taip, toliau, aš turiu savo numerologijos ir astrologijos mokyklą, kur aš dėstau. Šiuo metu turiu kelis kursus, tai yra pagrindinis, bazinis numerologijos, tuo pačiu yra pas mane vaikų analizė, kaip reikia daryti. Ir vat, iš paskutinių pas mane yra pinigų formulė kursas, kur pasakoju vat, grinai, ką ir kaip reikia daryti, kad būtų tie pinigai stabiliai ir tiek, kiek reikia jums. Tai šiaip nėra sunku, ypač kai jūs žinot, ką reikia kiekvieną dieną daryti. Arba ne kiekvieną dieną, tada, kada jums reikia. Taip pat vedu mergvakarius, renginius įmonėms irgi tiek edukacija, tiek tokio labiau linksmesnio pobūdžio, ne? Tai vat, pavyzdžiui, vakar buvau mergvakarė, kur pasakoju merginos apie pasikartojančius skaičiukus, pasakoju apie nuotaką, apie kaip įtakos jos pavardė, po vestuvių, kaip yra suderinamumas, daviau tokius vat, svarbius niuansus, kaip padaryti taip, kad jie gyventų ilgai ir laimingai. Ir tuo pačiu pasižiūrėjom vestuvių datą, nes vestuvių data irgi labai įtakoja ir kažką pastiprina kiekvienam šitoj poroj. Vat, ir žinoma, atsakinėjau klausimus, tai buvo taip linksma, čia yra mano sukurta programa, tai konsultuoju, mokinu ir vedu renginius. Ir apskritai mėgstu dalintis tai, ką žinau, naudoju ir kas pasitvirtino man iš pradžių, mano šeimai, draugams ir klientams. Na ką, mėlėjai, štai ir 10 minučių prabėgo. Tai einam tada prie gegužės mėnesio. Tai vad žiūrėkit, gegužės mėnuo. Gegužės mėnuo skaitosi labiau jaučio. Zodiako ženklas pas mus yra toks jautis. Jeigu mes turim kažką iš jaučio, tai galit komentaruose kažkaip pamojuoti, uždėti širdutę, arba jūs turit draugus, arba antrą pusę, arba vaikus, kas pažįstat jaučius, arba esat patys, galit pamojuoti man komentaruose, bus tikrai smagu matyti, kiek čia jaučiu susirinko apie save paklausyti. Gerai, apskritai jaučio mėnuo yra apie komfortą ir stabilumą, nes jautis tai yra žemės stichijos ženklas. Paprastais žodžiais, žemė, įžeminimas tai yra kažkas apie ką? Stabilumą. Aš tvirtai stoviu ant savo kojų. Tuo pačiu jaučiai pasižymi tokia meilė sau,
Iš tikrųjų, jeigu jautis yra pradirbęs, ne, ir aktyvizavęs visas savo savybės, iš jo galima mokintis, kaip reikia save mylėti. Vat atkreipkite dėmesį, ne, kaip jie valgo, kaip jie mėgsta pailsėti, pagulėti, vat to pačio, ne, nes, vat turi jie ten tų tokių savybių. Tai nežinti tai, kad jautis yra žemės ženklas, ne, apie sąmoningumą, įžeminimą, intuiciją, ne, tuo pačiu tai nėra tik tai apie gražiai apsirengti, skaniai pavalgyti, pasimylėti ar pamiegoti, bet ir tai yra apie kažko materializavimas ir realizacija savo idėjos. Tai vat dabar pasižiūrėkit, tai buvo apie jaučio zodiako ženklą, o pas mus yra jaučio mėnuo. Tai šitas mėnuo, sakyčiau, tokia kredo frazė pagrindinė yra kokia? Mylėti save, mėgautis gyvenimu. Tai vat mylėti save ir mėgautis gyvenimu yra pagrindiniai žodžiai, kurie yra susijęmi su šituo mėnesiu. Nors pas mus jau pirmą dekadą, taip sakant, ne, mėnesio praėjo, jūs galėjot pastebėti, kad kažkaip norisi kažkokio emocinio šopingo galbūt, kažkaip save ten pamaloninti, arba pradedat barti save už tai, kad ten nėra poilsio, ne, nes jeigu mes praeisim pro pagrindinės gyvenimo sferas, ten santykiai, pinigai, sveikata, tai ką mes matom? Santykiuose šį mėnesį, sakyčiau, tai yra jautriausia tema iš visų ten pinigų ir sveikatos, nes santykiai. Kodėl? Nes gali būti daug tokių, tai iš pradžių yra kažkoks dėmesys, paskui liktai ir nėra, ne, tokios kažkur gali trūkti iniciatyvos, kažkas ne taip kažką suprato, kažkokie ginčiai, tai iš tos pusės, tai reikia labai stebėti, ne, stebėti ką? Savo pojūčius, nes santykis su savim irgi bus viena iš jautriausių temų. O kaip jūs elgiatės su savim? O kaip jūs leidžiat kitiems žmonėms elgtis su savim? Tai yra šio mėnesio, šio periodo svarbiausias temas. Tai klausom savo vidaus, savo intuiciją, jinai tikrai garsiai labai kalbės. Ir jeigu jums netinka žmogus, jūs tai labai jausit. Jeigu jūs traukia prie kažko, tai yra ne šiaip savo, nes mėnuo yra apie tai. Ir tuo pačiu, jeigu jums trūksta tos meilės savo, jūs irgi tai matysit. Galbūt tai rodys kiti žmonės, kurie jūs nevertins. Arba jūs tiesiog jausit tai. Ne, kad kažkas ne to, kada aš paskutinį kartą ten ką dariau. Aš paskui duosiu praktiką šio mėnesio, ką reikėtų daryti. Tai irgi, kas darys, būtinai pasidalinkit paskui. Nes, jinai tokia stipri, aš pati ją pradėjau nuo mėnesio pradžios, tai matau rezultatus ir galvoju, ir su jumis pasidalinsim. Gerai? Taip, tai santykiai. Pasitikėkit savo nuojautą, savo intuiciją. Jinai šį mėnesį tikrai nemielos. Netinka žmogus, jausit. Tinka, jausit. Gerai, toliau. Einam prie finansų. Pinigai šį mėnesį. Kas svarbiausia piniguose? Kaip aš pačioj pradžioj pasakiau, jautis yra apie stabilumą. Tai ypač, irgi iš astrologinės pusės pasižiūrėjau tas dienas, ypač nuo 14 iki 16 dienos, gegužės mėnesio, atkreipkite dėmesį, kokios ateis idėjos pas jūs, kokie pasiūlymai, kokios galimybės, nes būtent per tas dienas, ypač nuo 14 iki 16 dienos, gali ateiti nemažai galimybių, kaip jūs galite savo finansus dar labiau, padvigubinti, stabilizuoti, pagerinti arba daugiau suprasti, gal atsiras kokios finansinio raštingumo žinios, informacija, gal kažkas apie kažką papasakos, su kuo reikėtų būti atsargiau.
atsargiau duokit kitiems žmonėms pinigų. Nu, va taip jau, sakyčiau, geriau visai neduoti, bet, nu, taip sąmoningai žiūrim į šitą dalyką, nes dėl skolų, paskolų, tai vat ramiau dėl šitų dalykų šį mėnesį reikėtų toliau. Vengti kažkokių rizikingų investicijų, aš sakyčiau, irgi vat visur turi būti sveikas protas, apskaičiavimas. Jeigu pasirašot kokį sutartį, žiūrėkit, ką pasirašot ir mažom raidelėm, ką ten parašyta, ką žada, ne? Tai viską tikrinkit, jeigu pasirašot dokumentus. Nes pasirašyti dokumentus yra gerai, ypač yra tam tikros labai sėkmingos tam dienos, apie tai buvo visai neseniai mano naujas rilsas mano profilė, galėsit užeiti pasižiūrėti, kokiom dienom pasirašyti, bet šiaip viską tikrinkit, ne? Nes jautis apie stabilumą, apie stabilias kažkokias idėjas, apie ne emocinį shoppingą, o jeigu mes ir perkam kažką, tai tikrai yra apgalvotai. Kas dar? Tai dėl finansų taip pat šitos dienos, nuo 14 iki 16, pasižiūrėkit, kas ten bus, kokios galimybės, nepraleiskit. Jeigu ateis patiems kokia idėja, tai vat irgi pabandykit ją kažkaip įdiegti į savo gyvenimą, realizuoti. Gerai, einam toliau. Sveikata. Na, dėl sveikatos, kaip čia pas mus yra, nervų sistema. Nervų sistema yra silpniausia vieta šį mėnesį, nors mes gyvenam tokiam pasauliu, kad nervų sistema apskritai ištisus metus pas mus gali būti silpniausia vieta, bet ne, kiekvieną mėnesį silpniausia vieta būna skirtinga. Tai vat dabar ta silpniausia vieta yra būtent nervų sistema. Ką svarbu daryti? Detoksą. Karts nuo karto padarykit detoksą nuo socialinių tinklų, padarykit detoksą apskritai nuo informacijos. Mes labai dabar daug gaunam tos informacijos, jinai labai, tokia išdarkyta, priešinga, ne, vat kaip neseniai kalbėjau su viena klientė ir jinai sako, atėjo konsultacija dėl to, kaip geriau nukreipti vaiką, kokie būreliai, sako, aš visiškai nesuprantu, sako, skaitau vieną knygą, ten sako, turi būti režimas, ten tada keliamės, daug būrelių, sako, viską, sako, pradedu daryti, tas vaikas vos kvėpuoja, sako, kažką darau ne taip, imu sekančią knygą, perskaitau, o ten sako, duokit vaikui vaikystę, kada jis dar pasimėgaus gyvenimu, paskui tik ars. Jinai sako, ir aš vėl tada pradedu kitaip ir sako, ir mane mėto, aš nežinau kaip, nes pirmas vaikas ir vat kokį patarimą jai daviau, nežiūrint į vaiko gimimo datą, aišku, galima pasižiūrėti, kaip jam labiau tinka režimas, ar paleisti ir atstoti nuo to vaiko, tikrai matosi pagal gimimo datą, bet aš jai tiesiog palinkėjau, nes turiu jau 2 vaikus, nors jie ir dideli, bet vis tiek prisimenu irgi tokį momentą, kol visus klausiau, bandžiau daryti ir supratau, ne, kažkas ne taip. O kaip jaučia pati mama reikia daryti šiuo metu? Va dabar reikia griežčiau, o va dabar reikia biškį atleisti, ne, tas vadeles, o dabar duoti daugiau laisvės. Tai vat visada nuojauta. Tai dabar tas pats. Duokit savo pailsėti nuo tos informacijos. Bent vieną kartą į šį mėnesį padarykit kokią dieną be telefono, jeigu tai yra įmanoma. Mūsų šiuolaikiniam pasauliu, nes daug kas turi darbų tiesiog sietų su telefonu, ne? Bet bent vieną dieną į mėnesį, jeigu padarysit, jau bus gerai. Taip, tai apie ką dar yra šis mėnuo? Aš pačioj pradžioje pasakiau, sąmoningumas, ne, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ką reiškia sąmoningumas? Tai va tęsiam apie sveikatą. Labai svarbu tiek jaučio ženklui, tiek mums, kurie esam tokiam mėnesio laikotarpiui, ne, kur yra jaučio energijos, mums labai svarbu sąmoningai žiūrėti, ką mes valgom, kaip mes valgom ir ką mes valgom. Tai vat sąmoningai atrinkti produktus, sąmoningai, jeigu valgom, telefoną į šoną, sąmoningai, vat tas maisto priėmimas, informacijos priėmimas, jis turi būti labai sąmoningas šį mėnesį. Tada neišsidarkys ir nervų sistema bus rami, ne? Tai vat
labai žiūrėkit, ką valgot, kaip valgot, skaniai valgykit, padarykit savo ten, nežinau, skanesnius pusryčius galiausiai, ne, tikrai blogiau nieko nebus. Tai vat, mylėti save ir mėgautis gyvenimu, čia yra pagrindinė kredo šio mėnesio, ne? Tai nereiškia, kad reikia būti ten super egoistais, bet šiaip labai nedaug žmonių yra tokių, kurie turi tą sveiką ego. Dažniausiai mums visiems, ypač tie, kurie ten 80-aisiais, 90-aisiais yra gimęs, mes tokie galim pamiršti apie save ir bėgti gelbėti kitus. Ne? Tai vat, mylėti save, ką tai reiškia? Duodu praktiką. Aš žadėjau, kad duosiu praktiką šio mėnesio, kurią jeigu darysit, tikrai pajausit ir pamatysit iškart gerus rezultatus. Tai vad žiūrėkit. Pas mus yra visas mėnuo, kaip ir tos 4 savaitės, pirmą jau praėjo ok, bet nesvarbu, mes turim dar to laiko, daugiau negu pusę mėnesio. Ne? Tai ką reikia daryti? Kiekvieną savaitę, pradėkim nuo dienos. Vat mes turim kiekvieną dieną. Iš ryto atsikeliam ir iki vakaro turim to laiko. Tai dabar praktika kame yra? Mylėti save. Kiekvieną dieną jūs turit savo kažką nemokamai padaryti, padovanoti. Kiekvieną dieną nemokamai save pamylėti. Kas tai gali būti nemokamai? Jūs galite padaryti savo skanius, sąmoningus pusryčius. Arba sveikus. Jūs galit, nežinau, ten nueiti į vonę, įsigyti kokią meditaciją, paklausyti, nusiraminti, nuvažiuoti prie jūros ten, nueiti į mišką, nežinau kas ten, pasitikti saulę. Ne? Tai vat, kiekvieną dieną svarbu sąmoningai kažką padaryti dėl savęs. Tai yra, vat, mes darom kiekvieną dieną. Toliau, vieną kartą į savaitę, tai vat mes kiekvieną dieną kažką darom, vieną kartą į savaitę mes savo turim padovanoti kažkokią nebrangę dovaną. Ne? Tai vat kiekvieną dieną nemokamą dovaną dovanojam savo, ne, vat per tą meilę savo. Vieną kartą į savaitę pas mus kažkokią nebrangę dovaną. Gal jūs kažką labai norėt. Kažkam tai gali būti, nežinau, šokoladas, ten mylimiausias, bet kur visą laiką buvo gaila tų pinigų. Kažkam tai gali būti gėlių puokštė, bet labai norisi, niekas nedovanoja, tai paimkite ir nupirkti. Tai aišku, kiekvienas žiūri pagal savo galimybės, kas jums yra nebrangi dovana savo, tai pamaloninkit, nupirkit. Ne? Tai kiekvieną dieną nemokama dovana savo, vieną kartą į savaitę nebrangi kažkokia dovana savo ir mėnesio pabaigoj, aš tai labai laukiu jau mėnesio pabaigoj, jūs turit padovanoti savo kažkokią brangią dovaną. Pavyzdžiui, tai gali būti kažkokie mokymai. Tai gali būti, nežinau, mėnesio kursas mitybos. Tai gali būti užsiėmimas koks nors ten, nežinau, pilateso, bokso, kas kaip nori ten pajudėti. Kažkas ten nori naują dvirtę, ne? Tai vat pasižiūrėkit, kažkokią dovaną brangesnę turit savo mėnesio pabaigoje. Atsidėkoti savo už pastangas, už tai, kad save mylėjot, kad stengiatės, kad darėt. Ne? Tai va tas atsidėkojimas turi būti vienas mėnesio pabaigoje. Taip, vat jūs savo atsidėkosite, kokie jūs faini ir nuostabus. Ir vat taip, su ta praktika, jūs realiai realizuojat tą mūsų kredo šio mėnesio, ne? Mylėti save, mėgautis gyvenimu. Tai kas yra svarbiausia šį mėnesį. Taip, tai ką? Pabaigai, jūs jau galite rašyti klausimų, jeigu norite sužinoti atsakymą į kažkokį klausimą, visiškai nesvarbu, su kuo jis yra susietas, jeigu negalėsiu atsakyti, aš taip ir pasakysiu, bet jūs galite parašyti komentaruose klausimą, į kurį aš galėsiu atsakyti, nes va, iškart turim kompiuterį, aš įvesiu jūsų gimimo datą į savo skaičiuoklę ir galėsiu praktiškai parodyti, kaip veikia numerologijos arba astrologijos instrumentas. Ne? Tai kas įdomu, kas rūpi, galite jau pradėti rašyti, nes aš dabar sakau paskutinę informaciją ir jeigu nebus klausimų, tai tuo mes mūsų tiesiog eterį
ir baigsim. Nes pagrindinius aspektus aš pasakiau apie santykius, apie finansus, apie sveikatą. Aš pasakiau, kokią praktiką labai gerai padaryti šį mėnesį, apie prognozių apskritai svarbą pasakiau ir pabaigai. Kiekvienas zodiako ženklas turi savo stipriausias pusės, pavyzdžiui, jautis tikrai moka mylėti save, rūpintis, jis tikrai moka uždirbti, žino, kas yra stabilumas ir kiekvienas zodiako ženklas turi savo silpniausias vietas. Pas jautį tai yra tingėjimas, nežinau, ar yra toks žodis, tinginiavimas, žodžiu, tingėjis, gali sėdėti namie, ilgokai ir niekur nejudėti. Tai vat, jeigu jautis yra nerealizuotas, neaktyvuoja savo stipriausias pusės, tai jis tada ir neturi nei tų finansų, nei to stabilumo gyvenime, nei to gražaus kūno, nes jaučiui svarbiausia prižiūrėti savo kūną. Jautis nuo mažens, tai vat, kas turi vaikus su jaučio zodiako ženklu, turi labai žiūrėti savo kūną. Tai reiškia, kad sportas, fizinis išsikrovimas pas šitą žmogų turi būti. Apskritai jautis, jeigu nejuda, ir tai ne tik tai važinėti su dviračiu, eiti į sporto salę, ten, nežinau, geras seksas, nesvarbu, kaip juda jautis, svarbu, kad jis juda. Čia pat yra kelionės, išvažiuoti iš miesto, kur yra gimęs, ten, nežinau, arba šiaip daugiau keliauti. Tai va tas judesis turi būti pas jautį, nes jis įjungia visas stipriausias, geriausias pusės. Tai vat, mes esam šio mėnesio energijose ir mėlėjai, pratęsant kalbą apie sveikatą, mes turim judėti. Tai va dabar geriausias laikas užsirašyti sporto salės, prisiminti, kur ten tie riedučiai, pradėti tiesiog vaikščioti prieš miegą, nežinau, rinkti tuos žingsnius. Man irgi labai sunku juos rinkti, ypač jeigu susirgau praeito mėnesio pabaigoje susirgau ir pradėjau praleidinėti 3 savaitės. Žinokit, 3 savaitės neėjau į bokso treniruotę ir man tiesiog stogelis jau pradėjo važiuoti. Tikrai negalėjau, nes daug kosėjau ir tik pradedu judėti ir pradedu kosti. Jėtų, kada ta angina baigsis. Bet ačiū Dievui, baigėsi, tai galiu grįžti dabar drąsiai. Tai šį mėnesį labai svarbus yra judėjimas. Užsakykit savo kelionę, nežinau, mėnesio pabaigoje, ne? Vat bus jums geriausia dovana. Tiesiog, geriau dabar šį mėnesį pradėti judėti, tokiu būdu jūs prajudinat visas savo gyvenimo sferas, kurios, tiesiog stovi, nejuda, nežinau, neteina daugiau pinigų, nėra kažkokios santykiuose aiškumo, stabilumo, kažkas vyksta su draugais neaišku, kažkaip ten su darbais, judam. Jautis turi judėti, visada. Tai vat, mėlėjai, šis mėnuo toks, kur mes turim sąmoningai ne tik valgyti, ilsėtis, dirbti, bet ir judėti. Pasižiūrėkit, ko norisi jūsų kūnui, pavyzdžiui. Gal ten norisi šokti, o gal tiesiog vakarais norisi pasivaikščioti, ne? Tai vat, kokiu būdu jūs jau pasirenkat patys, bet svarbu judėti. Tai iš manęs tiek bus tos oficialios informacijos apie šį mėnesį. Būtinai dėkit reakcijas, komentuokit, kaip jum, kas darys praktiką su manim, irgi dėkit. O aš matau, kad jau yra klausimai. Tai atsakysiu į klausimus. Vilma parašė, ką rodo skaičiai artimiausių metų. Ir pasižiūrėkim, ką jie parodys artimiausių metų. Aš taip įsivaizduoju, mes žiūrėsim dabartinį mėnesį, kokia ten yra ta prognozė, ką jinai ten žada, į ką atkreipti dėmesį, kokius veiksmus daryti, kad nepraleisti savo šansų. Gerai, Vilma pas mus pagal asmenybės tipą. Paprastais žodžiais, kas nežino, asmenybės tipas, tai kai mes įmam pilną jūsų gimimo datą ir sudedam iki vieno ženklio skaičiuko. Viską sudedam. Metus, mėnesį, diena ir turi gauti skaičius nuo 1 iki 9. Tai vat Vilma pas mus yra 7. Skaičius 7 apskritai yra apie
struktūrą, sistemą, planavimą, labai reikia apskritai stebėti darbo ir poilsio grafiką ir būtinai atrasti vietą, kur jūs galit vadovauti. Kitaip vadovausit santykiuose, kas, ne visiems vyrams tinka. Gerai, Vilma, tai jeigu norisi būti minkštesnė, tokia moteriškesnė, tai tada daugiau atsakomybės turi būti darbuose. Nes šiaip išvežti galit labai daug visko, jeigu atrasit savo darbo grafiką, savo rutiną, savo discipliną, ne savo sąrašus ir taip toliau. Gerai. Šie metai jums yra apskritai 2026, Vilma, jums pagal jūsų duotybės yra metai, kai per pažintis, per žmonės jūs atrandat labai daug galimybių. Tai aš labai rekomenduoju kuo daugiau konferencijų, susitikimų, susibūrimų, su draugais, ten koncertai, dar kur nors važiuokit, eikit tik tai ir matysit gerą rezultatą. Jeigu kalbėti konkrečiai apie gegužės mėnesį, Vilma, tai aiškiai matosi, kad šis mėnuo jum yra labai pelningas, nes mėnesio energija stovi ties finansai ir sveikata. Tai apie sveikatą perklausysit, aš tikiuosi, man pavyks išsaugoti šį tiesioginį eterį, ką svarbiausia daryti. O dėl finansų, taip, kai aš matau tokias galimybės, aš visada sakau, ar jūs turit sąrašą, kur jūs tuos milijonus norėsit taškyti, investuoti tam, kad tie pinigai atneštų dar pinigų. Tai žiūrėkit, kokios galimybės, kokios idėjos, kaip galima uždirbti, gal kažkur reikia nuvažiuoti, gal kažkam paskambinti. Labai stebėkit šį mėnesį, nes bus daug galimybių uždirbti, pagerinti savo finansinę būseną. Gali būti kažkoks palikimas, kažkas gali duoti pinigų. Tai jums negalima atsisakyti, jeigu kažkas duos, tai per visatą, per kitą žmogų jums duoda pinigus ir jūs turit paimti. Tai tokia jums ta prognozė, Vilma, manau, visai neblogai. Gerai, žiūrim toliau. Toliau pas mus Ieva rašo, kokios vasaros tikėtis. O Ieva, aš tikiuosi, kad vasara bent jau iš prognozės, oro prognozės, bus labai šilta. Aš taip noriu šiltos vasaros. Man šiaip vasaros savaitgaliai visada yra parduoti jau 5-6 paskutinius metus, nes aš vedu mergvakarius ir dažniausiai sakau, dabar jau nuo gegužės mėnesio prasidėjo ir viskas, visi savaitgaliai. Ir kažkur tai nuvažiuoti nelabai galiu, nes turiu būti Lietuvoje, nes dirbu po visą Lietuvą su tais mergvakariais. Ir aš visada noriu, kad ta vasara būtų labai šilta, kad kai ten kokį pirmadienį nieko neturiu, nes dažniausiai poilsinė diena pas mane yra pirmadienis. Tai pirmadienį norisi gero oro Lietuvoje, kad aš galėčiau pasimėgauti tą saulę ir šilumą. Nes dažniausiai visas keliones važiuoja pavasarį ir rudenį, nes vasara yra darbymetis su mergvakariais. Gerai, Ieva. Žiūrim, ką turim. Spalio 23 Ieva pas mus yra gimusi. Jėtų, kaip aš. Man irgi gimtadienis yra spalio 23, tik metai biški kitokie. Taip. Ieva, kokia vasara? Žiūrim. Geras klausimas, Ieva, nes pas jūs balandis turėjo būti toks biški sunkesnis, švelniai tariant, turėjo ten pasitaškyti, transformacijų ir pokyčių atnešti gyvenimas, nes nuo gegužės mėnesio matosi, kad pas jūs prasideda naujas gyvenimo etapas kažkoks. Galbūt naujas idėjos, naujas pažintis, nes jums šitie metai yra apie tokį stabilumą, stiprumą, apie didelius tikslus reikėtų nebijoti, nustatyti. Tai, Ieva, žiūrėkit, gegužės mėnuo. Kažkas naujas etapas gyvenime. Toliau pas mus eina birželis. Labai stipri santykių tema. Jeigu turit santykius kažkokius, tai galbūt čia yra sekantis etapas kažkoks, pas jų santykiuose pastiprinimas ir taip toliau. Jeigu neturit santykių, eikit į pasimatymus, eikit į miestą, visur eikit, kad jūs pamatytų tas žmogus, nes kartais pas mane ateina į konsultacijas merginus ir sako, nėra tų gerų vyrų, nežinau. Sako, ką tu darai,
kur tu būni, ar tu kažkur važiuoji, ar tu pati rodai kažkokią iniciatyvą, ar tu apskritai žinai, kokio vyro tu nori, ar turi tą sąrašą galiausiai, ar žinai, kur tie vyrai būna, ar tu ten būni. Nes, kas priplaukia ten, tai mes žinom, kas priplaukia, ne? Tai imam iniciatyvą į savo rankas. Tai jeigu neturit, tai birželį Ieva vaikštome pasimatymus į miestą ir turim tuos visus sąrašus. Jeigu turim, stiprinam tai, ką turim. Arba apsisprendžiam pagaliau einam toliau, arba neinam toliau. Gerai. Ir kas dar pas mus? Toliau pas mus yra Liepos mėnuo. Liepos mėnuo yra apie moteriškumą, apie tas visas, nežinau, kas jum yra grožis. Vat ant kiek gražiai jausit, Ieva, ant kiek gražiai save vat matysit veidrodį ir dėl to kažką darysit, nes grožio suvokimas kiekvienam yra savas. Kažkam gražu yra raudonas, nežinau, lūpdažis. Kažkam gražu balta lininė suknelė ir basomis eiti, ne, kažkur tai per pievą. Kas jum yra grožis? Ir Liepos mėnesį turi būti savo graži. Tada ateis nemažai finansinių galimybių. Ir pas mus yra rugpjūtis. Labai stipri tema yra šeimos vertybės. Tai nežinau, kas ten pas jūs bus. Vaikai atsiras, šeimą sukursit, ar namus statysit. Jeigu nenorit su santykiais, su šeima, tai geras periodas investuoti į nekilnojamą turtą, pirkti nekilnojamą turtą, daryti remontą, jaukumą namie, kad būtų gražu, jauku. Ne? Tai vat apie namus, apie šeimą yra rugpjūtis ir labai svarbu kažką dėl to vat irgi daryti. Tai va tokia vasara, tai žinokit, visai gera vasara, daug energijos va dabar gausit gegužės mėnesį, tai būtinai išnaudokit. Gerai. O kaip smagu, rašo Ieva. Aišku, kad smagu. Vilma prašo, vau, ačiū. Ačiū jums už tai, kad buvot ir uždavėt klausimą, domitės. Taip, toliau. Sandra parašė. Ar palankus gegužės mėnesis man būsto paieškoms? Oi, koks geras klausimas. Nors nėra blogų klausimų, nežinau, man visada įdomu. Ką nori sužinoti žmonės, kaip ten, kokios yra jų ten gimimo datos. Be gal, nežinau, myliu. Myliu tai, ką darau. Gal dėl to. Gerai, taip. Sandra. Šiaip kitų metų tema buvo apie nekilnojamąjį turtą ir būstą. Visi kiti metai buvo labai palankus. Šie metai, tuoj pasižiūrėsiu konkrečiai, gegužės mėnesį. Taip, tai vat Sandra meluoja. Šis mėnuo jum yra toks kaip gausos ženklas, aš sakyčiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad labai ten draskytis, jeigu nesigauna, nereikėtų. Nes šiaip šį mėnesį gausit pasiekmė nuo visko, ką darėt ir taip toliau. Ir jeigu jūs viską esat padariusi, meluoji, dėl to, kad tas būstas atsirastų, tai viskas bus va taip. Labai gražiai, sklandžiai, pamatėt, nuvažiavot, patiko, su dokumentais, visą. Tik tai vat atsimenam, šį mėnesį reikia labai stebėti tuos dokumentus, ne? Jeigu įmam paskolą vėlgi, pasižiūrėkim, kokią ten tą dieną geriau pasirašyti, ne? Pasižiūrėkit mano rilsą, kur yra svarbios gegužės mėnesio datos. Tai geriau per tas datas. Tai šį mėnesį būsto paieškoms galit, bet nesidraskom. Taip ramiai. Su kavytė ten pasižiūrėjom, tai ne, sekantį dieną, be tų kažkokių labai stiprių pastangų. Kodėl? Nes šis mėnuo jums labiau yra apie poilsį ir apie tai, kad gausit viską, ko reikia ir ko nusipelnėt. Žiūrim iš teigiamos pusės, nereikia mums jokių neigiamų ten prognozių. Mes ir taip, moteris, taip mokam save ten, nereikia. Galvojam apie gerą ir turėsime, ne? Gerą pasiekmė ir bus. Gerai, Sandra meluoja, tai be draskimasi, ramiai, pasižiūrim. Bus, tai bus. Nebus, tai nebus. Nes, pavyzdžiui, aš tai pasakysiu, koks mėnuo labai geras jum įsigijimui. Jau kaip ir buvo jis praėjęs.
nes sausis buvo labai palankus pirkti, žiūrėti, ieškoti, pasirašyti jum dėl nekilnojamo turto. Toliau tai jau kaip pasiseks. Nereiškia, kad ne, mes galim gauti visko, ko mes norim, reikia tiesiog žinoti, ką dėl to daryti ir kada. Tai aš labai linkėčiau žiūrėti į savo sėkmingiausias dienas, žiūrėti į svarbiausias gegužės mėnesio, pavyzdžiui, prognozes, jeigu pasirašysit sutartis, ne? Ir ką, ir nesėdėkit vienoj vietoj, judėkit, žiūrėkit, ilsėkitės ir viskas ateis. Jeigu atėjo laikas, tai tikrai ateis. Taip, Sandra meluoja, tiek informacijos. Einam toliau. Elena, mano stipriausias pusės. Gerai, pasižiūrim stipriausias pusės. Žiūrėsiu pagal asmenybės tipą. 14.02. 1,9. Aha, gerai. Tai kokios yra stipriausios pusės, jeigu žmogaus asmenybės tipas, kad ir kitiems būtų irgi pravartu, ne, yra 6. Tai jeigu jums gavosi skaičių 6, o pas Eleną yra 6 asmenybės tipas, suvedus visą jos gimimo datą, tai čia iškart galiu pasakyti, jums negalima sėdėti namie kampukose, kampelėje. Jums reikia būti tarp žmonių, nes žmonės jums atneš viską, ką jūs tik panorėsit. Tai jūsų stipriausia pusė yra komunikacija. Jūs labai jaučiat, koks žmogus yra kas. Ir šito vietu reikia atsargiau kalbėti ir dalintis informaciją, nes per tai jūs galit šiek tiek pradėti nemėgti žmonių, nes jūs kažką papasakojat, ten gavosi išdavystė ir taip toliau. Tai jūsų nuojauta visada sako, kiek ir kam reikia pasakyti. Tai girdėkit ją. Tada ta meilė žmonėms niekur nedings. Ir kuo daugiau komunikacijos. Nesvarbu, tai yra veikla, tai yra pomėgis, tai yra tiesiog su draugais, kuo daugiau draugų, ne. Tai jūs turite būti tarp žmonių, nes ten atsiverčia jūsų stipriausias pusės. Komunikacija, žmogaus pojūtis, kas kur turi būti, ne. Tai tas su visais pakalbėti, apsitart, perduoti šitą kontaktą šitam, išspręsti reikalą ir viskas. Ir viskas yra padaryta. Čia yra jūsų viena iš stipriausių pusių. Ką dar matau? Matau, kad galit kuklintis, imti gerus pinigus už savo darbą šitoje vietoje. Ne? Tai gal jau ir ne, nes vis tiek ne 16 metų, mes per gyvenimą irgi jaučiam daug ką ir be prognozių, ką reikia ten pradirbti, su kokiais ten tarakonais padirbėti, ne? Bet šiaip irgi turėkit omeny, jeigu jūs prašot už savo darbą kažkokį atlygį, tai žinokit, kad per mažai prašot. Iškart. Pirma mintis - per mažai. Imkit daugiau. Jūs esat verta daugiau, nes 6 yra apie meilę savo. Tai pas mus visas mėnuo šiandien apie tai. Būtinai padarykit tą praktiką, kurį sakiau, ne? Kiekvieną dieną nemokama dovana, vieną kartą į savaitę nebrangią dovaną, mėnesio pabaigoje kažkokią brangią, prabangią dovaną savo padarykit. Jūs šiaip taip turit gyventi visą gyvenimą. Mylėti save. Tai taip, dar matau, galit būti kitiems žmonėms kaip tokia žvaigždė, žinot, kur mum ten naktį klaidžia ir mato, žvaigždė, tai mum į tą pusę. Tai galit būti kitiems žmonėms irgi tokia žvaigždė, panašu kaip vadinasi. Tai galit nukreipti, bet kodėl aš sakiau, turi būti tarp žmonių, nes galit būti labai naudinga ten. Ne? Tai nukreipti vieną žmogų pas kitą ir taip toliau. Taip, gerai, einam toliau. Kokį klausimą mes turim dar? Ačiū už įkvėpiančią gegužės mėnesio informaciją, jūs nuostabi, būtinai darysiu praktiką. Rūta, ačiū. Darom, taip. Gerai.
Ieva, puiku, ačiū. Taip, Labuka, nežinau, kur čia reikėjo rašyti klausimus, tikriausiai kažką praleidau, bet paklausiau dabar, ar teisingai elgiuosi pateikus paraišką į naują darbo vietą. O parašyk man savo gimimo data. Metai, mėnuo, diena arba ten diena, mėnuo, metai. Aš to galėsiu konkrečiai pasakyti, bet šiaip, jeigu kalbėti apie bendrą mėnesio prognozę, gerai, nes jaučio mėnuo visada yra apie klausimus į komentarus mes tiesiog rašom. Nes jaučio mėnuo visada yra apie stabilumą. Ir jeigu jums ateina kažkokios idėjos, kaip dar galima uždirbti, jausti tą stabilumą, atidėti, investuoti, tik tai mažiau rizikingų dalykų neinvestuojam, tai yra geras tikrai periodas. Geras periodas atrasti naują darbo vietą. Pateikus paraišką naujo darbo vietą. Tikiuosi tų naujo darbo vietą, o ne išeini. Tikiuosi teisingai tave supratau. Tai tikrai geras periodas, nes jaučiai jie moka uždirbti ir žino, kur yra tie pinigai. Jėda, mano katinas miaukia, pamiršau įleisti jį, nes jis visada, kai vedu tiesioginį eterį, jis visada sėdėva prie kojų. Nežinau, ką jis ten klauso. Tai dabar miaukia už durų, nes uždariau. Pamiršau apie mūsų dar vieną narį svarbu. Nieko. Taip. Elena rašo ačiū ir širdutė. Prašom, Elena. Taip, Vaida. Ar manoma pamatyti, verčiau likti Lietuvoje ar bandyti kurti laimę Amerikoje? Vasara vestuvės su Amerikos lietuviu. Su Amerikos lietuviu. Vaidas skamba tobulai. Su Amerikos lietuviu. Tuoj pažiūrėsiu. Dabar taip astrokartografiją negalėsiu pasižiūrėti, nes ten užtrunka. Bet šiaip pas mane galima konsultacijos metu pasižiūrėti. Reikia žinoti savo gimimo laiką ir gimimo miestą. Ir per gimimo datą aš turiu tokią kortą, kur galiu pasižiūrėti, kur palankiau, bet tuoj pasižiūrėsiu, bet būna, kad pavyzdžiui pasižiūri žmogaus gimimo data, o ten pavaizduota, kad laimė bus tik tai užsienį, ne? Pavyzdžiui. Gerai, čia taip ryškiai nesimato kur, bet mieloji Vaida, vasara vestuvės. Tai jau viskas, jau viskas aišku. Ko čia dar spręsti? Ko čia dar spręsti? Neišbandžius, nesužinosi, ne? Pasižiūrėsiu bendrą dar prognozę metui. Ką atkreipti dėmesį, kad tikrai viskas pavyktų. Nereikia net abijoti. Nepavyks, visada galėsit grįžti. O jeigu pavyks, šiaip pas jūsų pokyčių ženklas, tai likimas turi būti netoks kaip pas visus. Sociume taip pripratę visi daryti, o jum taip netinka, nes jūs esate devintukas. Vaida devintukas pagal asmenybės tipą, o devintukai turi gyventi savo išskirtinį gyvenimą. Tai vasara vestuvės su Amerikos lietuviu skamba kaip tikrai devintuko likimas. Šie metai jums yra apie poilsį ir apie tai, kad gaunat tai, ką pagaliau nusipelnėt. Tai, kaip ir visi skaičiai sako už. Vasara, birželis šeimos kūrimas, Liepos mėnuo kelionės, rugpjūtis naujos pažintys, įdomios draugai, galbūt aplinka, kaip ir viskas tinka jums ten, nežinau, Vaida. Važiuokit drąsiai. Gerai, einam toliau. Aira, sveika, mieloji, malonu tave matyti. Ko laukti gegužės mėnesį? Pamečiau savo. Gerai. Tuoj pasižiūrim. Į ką atkreipti dėmesį, kokius veiksmus daryti, kad suprasti. Ne? 8, 5.
Gerai. Šiaip šie metai yra apie naują pradžią. Tai kažkokia nauja pradžia, galbūt pagaliau santykis sveikas su savim atsiranda, ne po trupučiuką. Nauja pradžia, tai metai kaip ir nepasibaigė, tai dar tikrai pasijaus, kur ta kryptis yra ir kaip keliauti ir pradėti naują kažką gerai. Bet aš žinau, ką tu pradėjai naujo. Ir tau šiaip labai tinka. Tai šiaip yra mano mokinė. Taip. Su kuria labai gražiai kalba skaičiai. Tai visata labai gražiai su tavim kalba, tik tai girdėk. O šiaip gegužės mėnuo tau vėlgi stovi vienetukas čia. Tai nauja pradžia. Turi atsirasti nemažai energijos, mieloji, tai būtinai išnaudok. Atlaikyk tą balansą, nepamesk savęs ir pradėk kažką naujo. Bet šiaip tu jau pradėjai. Tai tiesiog tai tęsk. Bet jeigu tau ateis dar kažkokią idėją, tai geriau pabandyk ją realizuoti. Ir būtinai šį mėnesį daryk praktiką, apie kurį sakiau, ne? Vieną dieną nemokamai kažką savo, nes tai labai duoda daug resurso. Tu ir taip turėsi nemažai energijos. Tai va tu galėsi tą energijos kiekį nukreipti teisingai į meilę savo, į tai, kas tau yra svarbu. Ir dar tau svarbus yra labai sportas, fizinis išsikrovimas. Per tai sprendžiasi visos emocinis žlugimas ir visa kita, ne? Tai nepamiršk. Judam. O dar ir šio mėnesio prognozė pas mus yra apie tai, ne? Apie judėjimo, sportą, pagaliau turim pajudėti. Tai tau šitą rekomendaciją apskritai gyvenime labai tinka, o šį kartą ypač. Taip, gerai. Tai kad viskas tvarkoj yra, aš esu šalia, visada pasiekiama, nes su savo mokiniais aš esu pasiekiama 24/7, visada atsakau, visada motyvuoju, jeigu trūksta jėgų, tai drąsiai rašyk, viską ten sudėliosim. Nes mano mokymai šiaip numerologijos ir astrologijos skiriasi nuo visų kitų tuo, kad pas mane yra palaikymas. Tai man mokiniai gali pastoviai rašyti, kaip jinai ten praeina pamokas, ką mato, kaip pastebi, kokią informaciją dar sužino, kaip save pozicionuoti, kaip atrasti klientus, jeigu daro pirmas kokias analizės, o atsiunčia man, aš pasižiūriu, duodu atgalinį ryšį, mes kartu sprendžiam, kokiu formatu reikėtų judėti, nes kiekvienam tinka atskiras būdas, kaip save pozicionuoti socialiniai plotmėj, pavyzdžiui, arba nesocialiniai, gyvai kažkam reikia vesti renginius, kažkam vesti konsultacijas. Tai vat per mano mokymus, vat ir yra toks išskirtinumas, kad jūs gaunat mane kartu su mano žiniomis ir aš nuoširdžiai dalinuosi viską, ką žinau ir padedu žmogui, nes pati praėjau tą visą kelią, žinau, kaip nelengva būti savęs pažinimo instrumento nešiotoje ir perduoti kitiems teisingą žinutę. Teisingai atsakyti į klausimus, kad žmogus išeitų pakylėtas, motyvuotas ir žinotų, ką konkrečiai daryti, jeigu jam netinka ta situacija, kuri yra šiuo metu. Nes pas mus, kaip pas gydytus, pas mus neateina tie žmonės, pas konsultantus, pas numerologus, astrologus, neateina žmonės tiesiog pasidalinti, oi, kokie buvo faini metai. Jie ateina ir sako, žopa čia su santykiais, ką daryti? Arba aš nežinau, kaip ten save realizuoti, nežinau, ką daryti, kad būtų pinigai aktyvizuotųsi, nežinau, ką daryti, kad stabiliai eitų pinigai. Ten arba mano lubas, ten verslininkės ateina, pasiekiu lubas 2 metai, negaliu peršot, ką daryti? Ir mes turime atsakyti teisingai žmogui, kad jis konkrečiai galėtų nueiti, padaręs šitos veiksmus, gauti šitą rezultatą. Bet tų visų išjaus, kaip ten, nežinau, medituok, nors yra tikrai, kam tinka ir tokie metodai, bet čia labiau išskirtinumas. Žodžiu, užplepėjau apie tos mokymus, einam toliau. Ar dar turim kažkokių klausimų? Vaida rašo, ačiū labai širdutės. Prašom. Yra, ačiū tau širdutės. Ir tau, mieluoju. Gerai. Viskas. Imu paskutinį klausimą ir mes jau čia beveik valandą praplėpėjom. Aš pasistengsiu tai išsaugoti, kad jums būtų priminimas apie šį mėnesį, kas yra svarbiausia. Nes svarbiausia yra kas? Mylėti save ir mėgautis gyvenimu.
apie praktiką, kurią reikia daryti šį mėnesį, kad nepraleis savo šansų ir galimybių. Gerai? Taip, Vaida. Vaida, ir taip tau labai daug visko atsakiau. Noriu paimti Indrės klausimą, gerai, nes jai dar nesu nieko atsakosi, kad būtų taip sąžininga. Gerai? Nepyk meluoja. Taip, pas tave ir taip viskas tvarkoja. Gerai. Indrė. Koks mano gegužės mėnuo? Žiūri. 18.05.1991. Gegužė. Nežiūrint tai, kad tavo yra gimtadienis, šiaip meluoja, o jūs žinot, kad svarbu švęsti gimtadienius. Man atrodo, aš per kiekvieną tiesioginį eterį visur pasakoju, kad svarbu švęsti savo gimtadienį. Ir dar numerologiškai mes galim pasižiūrėti, kaip konkrečiai švęsti. Tai pavyzdžiui, tau meluoja, žinai, kaip reikia švęsti tavo gimtadienį. Tuo aš tau pasakysiu, turi dar čia 8 dienas, kaip reikia pasiruošti. Nes kai mes švenčiam savo gimtadienį, mes labai aiškiai parodam visatai, kad mes pasiruošę priimti dovanas, bonusus, pagalbą ir iš ten. Iš Dievo, iš visatos tai, kas ką teikit, įdėkit, ne? Jeigu mes nešvenčiam, tai mes judam visus metus iki sekančio gimtadienio savo jėgom. Tai mielosios ir mėlieji, jeigu mums duota tokia galimybė, tai kam jūs nepaimti, tai atšvęskit gimtadienį savo. Taip, tau meluoja, reikia atšvęsti, dar kartą patikrinsiu. Jo, tau, Indrė, reikia atšvęsti gimtadienį. Va taip. Ką tai reiškia? Pakviesti draugus arba nuvažiuoti į kokį koncertą, į kokį susibūrimą. Turi būti daug žmonių. Ir nesvarbu, nori, tu nenori, nes šiaip gali būti uždaresnė pagal tavo duotybės. Tau to reikia. Suburk tuos, su kuriais nori šelti. Eik į diskoteką, nežinau, namie padaryk karaoke. Pakviesk savo draugus, draugės ir atšvęsk. Duok jiems galimybę tave paskambinti, pasveikinti, viskas jau reikia baiginėti. Gerai, tai tu turi švęsti, būna, mes turim gimtadienį švęsti vieni, pavyzdžiui. Arba nešvesti ten beveik niekaip, ne? Arba dar. Yra visokių variantų. Pagal gimimo datą tikrai matosi. Tai tau, meluoja, reikia švesti su draugais, kaip nors ten, žinai, tusas turi būti geras. Arba tu važiuoji į kokią nors, nežinau, žmonių susibūrimo, koncertą, dar kur nors, ne, ir ten su jais visais tusinis, nes naujos pažintis irgi gerai tau per gimtadienį. Apie ką bus tau šitas mėnuo? Apie ką bus šitas mėnuo? Oi, pamečiau. Gerai. Šis mėnuo konkrečiai tau, žiūrint į tas visas rekomendacijas, kurias daviau apie šį mėnesį, bus apie naujas pažintis. Nauji žmonės, kažkoks tavo ratas keisis, ne? Galbūt kažkas parodys savo tikrą veidą iš pažįstamų draugų, tu pamatysi, kas iš tikrųjų tas yra žmogus, kaip iš tikrųjų mąsto apie tave, labai aiškiai matysi šitą dalyką. Tai atkreip dėmesį, kas ką, kaip sako, kaip elgesi, ir jeigu tau atrodo, kad, gal ne, taip ir atrodo, tavo nuojauta bus nukreipta į žmonės šį mėnesį. Tu labai gerai gali pasižiūrėti, kas tavo aplinkoj, kaip elgesi, ką jaučia iš tikrųjų tau. Ir tau nesivaidens, taip iš tikrųjų ir bus. Ir linkiu kuo daugiau koncertų, vakarėlių, susibūrimų, kažkokių pasimatymų su draugais, su draugėmis, nesusiburk su, tai iš tos pusės. Gerai, tai tas yra svarbiausia. Taip, Aira, kaip aš švęsti, taip, aš matau, kad ir pas tave gimtadienis greit, jetau. Tuoj, negaliu praleisti žmonių, kurie švęs šį mėnesį gimtadienį, čia negalima toks praleisti. Jūs atradot laiką užėti ir visi kiti svarbus irgi, todėl stengiuosi atsakinėti į visus klausimus. Taip, kaip tau švęsti savo gimtadienį?
taip, kaip tu niekada nešventai. Tau šitie metai yra apie naują pradžią. Yra meluoja, ne? Ir tai reiškia, kad būtent šiais metais tu turi atšvęsti taip, kaip galbūt tu svajodavai tai įgyvendinti, bet niekada to nepadarai. Tu gali atšvęsti savo gimtadienį ir viena, jeigu ką, ne, nes pas tai ten vienetas to, gali ir viena, bet kažkaip kitaip negu visada. Gal, nežinau, nuvažiuok į kokia ten pas mus yra 22, tai yra penktadienis. Pasistengsiu suorganizuoti kažkaip, tai nežinau, nuvažiuok pati į kelionę, į kitą miestą, į kitą kavinę, į kažkokį restoraną, gal tu norėjai kažkada, ne? Naujo kažkas turi būti. O gal tu nueisi į shoppingą ir nupirksi savo naują kokį nors, nežinau, papuošalą drabužį, ne? Naujas skonis turi būti, nauja vieta. Ne? Nebūtinai burti su visais, jeigu jaučia kaip nori, nes tikrai gali ir viena atšvęsti savo gimtadienį pagal tavo galimybės. Bet super varysiu prie jūros. Super, nepamiršk naujo skonio ir naujos vietos. Gerai, kad įleistum naują kažkokią energiją. Gerai, tai tuom ir baigiam. Mėlyjei, viskas jau visą valandą. Turiu jau toliau judėti, nes man šiandien yra darbo diena. Taip, tai ačiū Jums visiems, kas buvot prisijungę. Ačiū visiems, kad parašėt savo klausimus, kad klausėt. Ačiū visiems, kurie kartu su manim darys praktiką. Nu, nepamirškit pasidalinti, kaip paskui bus. Ne? Tai ačiū Jums visiems. Aš primenu dar kartą, šis mėnuo yra apie sąmoningai valgau, sąmoningai, ne, prižiūriu informaciją, kuri ateina, ne, pasitikiu savo nuojautą dėl santykių, nes jinai nemeluos, ir mylim save ir mėgaujamės gyvenimu. Viskas, mėlyjei. Šiam kartui tiek, apkabinu ir viskas. Ačiū širdutės. Negaliu paspaus, nes matau jūsų širdutės, kiek siunčiat. Jetu. Ačiū. Va dabar bus pati kaip širdutė raudona, laiminga. Žodžiu, laiminga išeinu po mūsų laivo. Tai iki kitų kartų. Ate.